Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija ir šiandien yra paskutinė trečioji dalis apie 25 metais baigtus mano darbus. Tai pirmąjį jau matot, tai buvo pirmas praėjusiais metais baigtas darbelis, tai yra ankoro rinkinys. Taip, dabar bandom labai nejudint. Oi, kiti griūna, tai stitch by stitch. Dygsnelis po dygsnelio, tai jisai va. Viskas apie siuvinėjimą. Tai buvo mano pirmas ir kol kas vienintelis ankoro rinkinukas. Ten irgi kažkoks iš pardavimų sužvejotas. Ir kas mane nustebino, kad tokiam atrodo paprastam siužete, be jokių ypatingų dalykų. Beveik visas backstitchas yra per vidurį kryželio. Na, bet kuriuo atveju darbelis gavosi gana mielas. Tiesa, aišku, keičiau audinį, čia buvo balta kanva kažkurio ten kaunto, aš turėjau lino gabaliuką ir manau visai gerai ant jo atrodo, čia galima pamėginti pasižiūrėti iš arčiau, kas čia tokio prisivinėta. Aišku, visi šitie bijūnai, gencijonas ir katilėliai nepalikom manęs, jie į mane žiūrėjo ir aš turėjau juos išsivinėti. Pralinksmino centimetrinė juostelė ir visokie žiogeliai. Ir aišku, rankdarbių dėžutė su visokiom smulkmenom. Taip, pirmas darbelis keliauja į šoną. Antrasis baigtas darbelis yra autorinė schema, nemokama. Diana Blum Designs, jinai turi ir savo YouTube kanalą. Tai vat tokia zylė, šiaurinių turbūt zylių, snaigė tokia ir pušų šakelės. Aš siuvinėjau parinktais siūlais daugiau savo, ne visai tikrai pagal schemą pačią. Ir irgi toks vat iš gana minimalistinių žieminių dizainų siuvinėjau ant kanvos, jin čia jum atrodo mėlyna labiau, mėlynai žalia, iš tikrųjų nėra tamsiai žalia, 14 man atrodo kaunto. Tai va, toksai. Trečias darbelis yra taip pat autorinė schema nemokama, Jekaterinos Meškovos, jinai vadinasi Ačiū. Ir čia irgi tokios geltonos gėlytės ir susikabinusios rankos. Pradėjau rudenį ir baigiau žiemą jau. Tai kryželių nedaug. Daugiau backstitcho, vadų. Irgi toks siuvinėjau ant melsvai pilko 32 Murano iš Svaigarto, Evo. Mano vienas iš mėgstamiausių audinių. Na ir dar vienas mano praėjusiais metais baigtas darbas buvo darbas šilku. Siuvinėtas šilku ant 36 kaunto vintage moka lino. Ir tai yra Blackbird Designs All Joys for Darling. Šita schema. Čia yra interpretacija seno assemblerio. Tai čia yra ant schemos antros pusės yra originalo nuotrauka. Tai irgi matom, kad yra panašių elementų. Ir yra dalis, viena juosta praleista vidurinė ir apatinė juosta išsiuvinėta. Aš irgi nesiuvinėjau visai tiksliai, nes čia yra įdomu, kokie yra. Jo, čia yra, negriukite. Yra ir DMC, ir Classic Colorworks raktas. O aš siuvinėjau savo visokiais turimais šilkais. Man galim pasižiūrėti iš arčiau. Kai kur keičiau į lygų dygsnelį, kur man atrodė, kad galėtų tikti. Ir aišku, šitos bitės musės per brūkšnelį irgi yra nepaprastai žavingos.
41 reiškia, kad 41 gimtadienio proga, o ne 4125 baigtas. Na ir praėjusiais metais man pavyko baigti vieną iš seniau pradėtų darbų, gal kokiais 22, man atrodo, aš jį pradėjau irgi Oveno auksinis ruduo, toks rinkinys jau ir pats viršelis stipriai nukentėjęs. Tai kanvas neičiau, čia yra 16 kanto aida. Ir išsiviniau iš principo viską pagal rinkinį. Toks gražus rudinis peizažas, jį buvau gavus dovanų ir jis man primena vieną iš lieptelių Trakuose. Ten perėjus pro Pusiasalio pilį, buvusių pontoninių tiltų į antrą pusę, ten yra toks lieptelis, labai panašus. Ten jis didesnis šiek tiek, bet nesmė. Aš manau, tokiuose peizažuose visas gerumas ir yra tame, kad mes galim surasti vietų, kurias mums jie primena, kurios mums svarbios. Tai tiek praėjusiais metais baigtų darbų. Na ir ką, iki pasimatymo kitose video.